Sveiki bičiuliai, esu Egis brolis Žiemgalos karys ir jūs sveikinu iš mūsų namų šaudyklos Medeina, kurie jums bus suteiktos visos šaudimo paslaugos, o jeigu pavargsite nuo šaudimo paslaugų, mielai galėsite atsigauti ir atgauti jėgas mūsų spa oazėje. O mes šiandien dienos mūsų tema yra šaudimo maišai, bet aš esu šiandien ne vienas, o su Roku. Sveikas, Rokai. Labas, Egidijau. Sveikinu tave patapus su pirmu prizu jau šiais metais. Hunter iškovojo taurę, šaunuolis. Nu, ten medalių jau neskaitome, bet pagrindinis prizas yra taurė. Labai smagu, kad visą čempionatą rodė stabilų rezultatą, tai su kuo tave ir sveikina. Ačiū labai. Tai va, o šiandien mes pakalbėsime apie maišus, kuriuos maišus mes naudojame, dėl ko naudojame, kokie privalumai ir trūkumai. Ir apžvelgsime universalius maišus ir ribotos paskirties arba specifinius maišus. Tai pradedam gal mes nuo pačio sunkiausio, tai pats didžiausias maišas tai F klasės maišas, toks jau sakykim oldschoolinis, kuris sveria 5-7 kg. Jau toks F klasė gal jau niekas nebenaudoja, bet mes jį naudojame grupėms prišaudyti, tiek centrinio skilimo kalibrams, tiek šoninio skilimo, DDLR kalibrai. Labai geras daiktas prišaudyti grupėms, atrinkti naujus šuvinukus. Jeigu dar pas jūs yra geros kojelės, tai tandėmė su kojelėm ir šitas maišas, ginklas jūsų stovi kai kaltas ir labai pasiteisinęs daiktas yra būtent grupėm prišaudytas. Šis maišas jo yra labai ribotos tokios specifikacijos. Tinka, nežinau, benčerėstė nešaudo, ar jie naudoja kažką panašaus, tai vat būtent bet kiek esam šaudę LR F klasėj, tai tu šaudė su šituo ir tu pasitvirtinai. Pasitvirtinęs yra daiktas tikrai, tai vat iš tų specifinių maišų šitas būtų toks, bet sakau, dažniausiai naudoju grupėms prišaudyti. Sekantis maišas būtų pas mus taip vadinamas Medūza. Mūsų DDLR PRS čempionato vieną iš rėmėjų koltakinis maišas. Kol kas mes neišnaudojam jo potencialo, kadangi esame tokiam ieškojime, nes su tuo užpildu, kuris ateina su juo, jis yra stipriai per lengvas. Ir aš bandžiau eksperimentuoti užpildamas kvarciniu smėliu. Jeigu užpilant pilnai su smėliu, tai pasidaro beprotiškai sunkus maišas, bet jau atradom sprendimą ir jį užpildysim teisingų maišų užpildų, tai stiklo granulium. Stiklo granulium ir manau, kad mums pasiteisins. Kur mes naudojam šitą specifinį maišą? Antėžių, pavyzdžiui. Taip, tai labai geras yra tanktrepui maišas į centrinę poziciją įmetus, ant jo dedant kitą maišą, jeigu jums trūksta aukščio. Taip pat manau, kad visai pasiteisinęs variantas reikėtų išdirbti ant paprastų barikadų, nes turi tos Medūzos 3 gnybtus. Taip pat, kas liečia pas koltakus, visus eina velkra pasilipdukai, dedasi ant skeleto. Tai vat su šituo maišu mums dar reiks padirbėti ir treniruotėse, manau, kada užsipildys pilnai, mes atrasim jam specifinį. Bet čia yra, sakau, specifinis maišas ir toks negali pasakyti, kad universalus. Taip, toliau. Sekantis maišelis pas mus yra toks kaip ir pleito formas. Naudojamas ir mes jį naudojame kartu su trikoju tandėme. Kaip trikojas naudojamas kaip suportu, tiek iš labai tokių siaurų, kur sunku ginklą įkišti yra barikadų, taip pat galime naudoti ir nuo standartinių barikadų, bet reikėtų tada naudoti suportą. Pas šitą daiktą yra uždėtas skeletas koltako ir kaip jau minėjome prieš tai maišę, pas koltaką yra visos su velkra užsaktis, dedasi ant skeleto ir galite naudoti tą skeletą tiek vienam maišui, tiek kitam maišui. Yra arka jungtis,
ką tai jums duoda? Tai jums duoda, atpalaiduoja jūsų rankas, maišas ant ginkliuko, jūsų rankas atsilaisvinės. Taip pat galima tą maišą panaudoti kartu kaip ir su medūza, ant kito maišo padėti vieną maišą ant barikados ir kaip paaukštinimą galima naudoti šitą maišą. Ir Taip, gali būti pakeitimas pozicijų. Pavyzdžiui, vieną maišą paliekate poziciją, kurią žinot, kad grįšit, o šitą maišą prisitvirtinę prie arkos galit keliauti į kitą poziciją, nereikiant pertempti maišo. Jo. Priklauso nuo jūsų pasirinkimo. Jo, bet irgi maišas, sakykime, toks daugiau irgi ribotos paskirties, negalim sakyti, kad jis universalus. Bet naudojamas ir jis pilnai tenka naudoti. Nu ką, dabar einame prie daugiau mažiau universalių maišų. Tai MDT maišiukas, mano maišiukas jau nupiltas, užpildytas maišas yra teisingų užpildų, tai stiklo granulėm. Visiškai kitoks maišas, kada gavom mes išvolyt šitą maišą, tai lyginus su standartiniais, ką mes buvom pripratę iki šiol, tai yra visiškai kitas pojūtis maišo. Toks irgi, nu jau sakyčiau, prie universalių maišų būtų. Prie universalių. Labai gerai kopijuoja barikados kontūrą, prisitaikantis, toks gan geros medžiagos, tikrai neplyštantis, palieka labai gerą įspūdį. Nu ir sakytumėm, gal kainos kokybės santykis visai neblogas iš tikrųjų. Tai ir pats brendas geras MDT, vadinasi jis pas mus pupa vadinam. Mes pavadinam. Pupa vadinam, tai šiaip, sakau, vienas iš labai neblogų maišų tikrai pretenduoja būti į universalių maišų kategoriją. Taip, sekantis mūsų numylėtas, išsvajotas, nudrožtas maišelis yra Drenger, man atrodo, jeigu neklystu, pats pirmas modelis pasirodęs Lietuvoje, teisingas maišas, labai mes jį mylim, gerbiam ir daug naudojam. Ir draskom, tai labai geras universalus maišas, jeigu jūsų barikada 5-7 cm dedate teisingai kryptim, jeigu, sakykime, jūsų barikada yra siauresnė, dedat atvirkščią, gaunasi stati platforma, šitie du kontūrai užrakina barikadą, jeigu pas jūs barikada plati, dedate šoniškai. Dabar maišas yra pagrindinis mūsų maišas, sakykime, darbinis. Dėl jo specifikos, tai labai gaila, kad plyštantis maišas, tai mūsų maišelis jau matot ir klijuotas, persiūtas jau iš kelių pusių, bet laimiai turim dar namuose vieną užkavoję naują. Tai tikrai pats mieliausias maišas. Kaip tau, Rokai? Iš įpročių jau realiai negaliu atprasnti šitą. Pupa geras, pavyzdžiui, asmeniškai nuo specifinių barikadų. Tarkim, nuo kokių rąstų, kur nėra solidaus kontūro, o kur, tarkim, natūrinis, visur kampuotas, visoks guzuotas. Tarkim, aš naudoju, pavyzdžiui, pupą nuo tokių barikadų. Supratau. O standarte tai Drenger maišas, kuris realiai yra, nu ir mano ir tėvo mėgstamiausias yra aplamai, daugumos mėgstamiausias, kurie šitą turi, jie visada man rods galėtų šitą pagirti maišą, nes jis tikrai yra vertas kainos, nu buvo bent vertas kainos, dabar rinkoje, kaip ir suprantu, nebėra jo. Taip, bet pertrauksiu Roką, yra naujas maišas, naujas Drenger maišas su, sakykime, su pilnu užpildu. Dėl ko nenupyliau irgi stiklo granulis, dėl ko nenupiltas granulis, dėl to, kad pasaulio čempionate aš dalyvauju gamykliniai klasiai, tai vadinamam factory, kur labai yra ribotos kojelių padėtis. Tai pabandysime susišauti ir pratinti šaudyti nuo maišų didelių. Tai vieną norim pasilikti didelį maišą, kad naudoti. Tai va, pabandytas jau išbandytas pirmam PRS Lituanija etape jau.
Kaip kur, ne visur teko naudotis su dalykom realiai prie Jo, seno gero. bet man gerai užsirekomendavo, iš tikrųjų labai patenkintas. Tai Drenger maišai yra taipogi oficialūs Lietuvos PRS čempionato rėmėjai. Tai labai malonu, kad išskyrė šitą maišą Ilteriui, jeigu neklystu, pernai metais buvo labiausiai Prasčiausiai sušaudžiusiam šauliui. gaudavo dovanų, tai visi labai pavydėdavo. Baisiai. Tai va, Ir kai kurie net stengiasi būti paskutiniai, bet nepavyko ir patys savo pakenkė. tai gerai, tai dabar Rokai apibendrinant mūsų tą nelabai ilgą filmuką. Apibendrinant, Tai- realiai Du maišai. du maišai. Šitas ir šitas. Pupa ir Drengeris. Man teko naudoti naująjį modelį Drengerio ant tank trapų barikados kaip apatinį maišą stabilumui, nes nenaudojau medūzos, tai sakau, šitą pasidedu ir pasidėjau paprastą Drenger maišą. Viskas aišku. Tai dabar mano irgi pasirinkimas būtų šitas, nu ir ant viršaus tada šitas. Tai va, su ta linksme gaida mes ir baigsim šios dienos pasirodymą. Ačiū ir iki sekančio video. Iki sekančio video.